Labas rytas, draugai. Sveiki, draugai. Labas diena, draugai. Labas vakaras. Ir Aivaras. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Lapkričio 1 pas mane, pas jūs, nežinau kokia diena, tikriausiai lapkričio 2, jei žiūrite, kai įkėliau, arba kokia kita diena, nesvarbu. Bet esmė yra tame, draugai, kad vis tiek, paverskite savo dieną nuostabią, būkite laimingi, džiaugitės gyvenimu. Ir jei esate geros nuotaikas, davai, padarykite, kad ir kiti žmonės būtų geros nuotaikas, parašykite gerą žinutę, būkite laimingi, bendraukite gražiai, pasakykite, kad jis gražus ar graži. Nu tiesiog palinkėkite geros dienos, nesvarbu, bet vis tiek, draugai. Pas mane šiandien oras toksai, ne vasara, visgi ruduo. Ruduo tai, nu, normaliai, iš tikrųjų, bent jau nelyja. Šiandien vis tiek planai yra varyti į kaimą, nes lapkričio 1 visi suprantam kokia diena. Vakar epizodą pabaigiau ganėtinai anksti, 5 valandą gal. Ir nepagavokite, kad todėl, kad ten variau kokį Halloween'o vakarėlį ar kažkas to, kad ten, ne, tokių dalykų aš nedarau. Iš tikrųjų, bent jau pastaruosius 17 metų nešvenčiu Halloween'ą visiškai. Taip, gal kada nors gyvenime, kai vis tiek jau tenai rimtai ten į tokius festivalius gal kažkur varysite, gal taip, bet šiuo metu dar tikrai bus 17 metų šilės nei kartą. Tai va su pusbaliu šitą nuvarėm į filmą ir viskas. Grinai su pusbaliu daugiau nieko nebuvo, tiesiog su pusbaliu nuvarėm į Kauną. Filmą pažiūrėjom. Jack Reacher, neklis su Tomu Cruise'u, atrasis tas filmas. Buvom. Tai, ką žinau, tai taip pat tiesiog varėm į siaubo filmą, bet atvarėm vietų visiškai nebėra visiškai, tai... Na ką, belieka šitą žiūrėti, tai pažiūrėjom šitą. Tai, kaip sakant, toks kaip vos ne eilinis penktadienio filmas, reiktų taip gal pavadinti, aišku. Nu, ta istorija tokia, gal momentų yra tokių išskirtinų, bet tas dalykas, kad tu jauti maždaug kas bus, tokia labiau nuspėjama gal. Ir, nu, jausta istorija tokia, jau kai jauti maždaug kaip kas bus. Todėl ten pasakiškai labai ten nieko nebuvo. Editas pats tenai to filmo, nu, neblogas, nu paprastas, ten labai daug nieko nereikėtina iš tikrųjų ten editinti. O taip, vadyba, nu tai nebloga, tik dėl to, kad talentingi aktoriai jau senas, jisai, bet, nu dar gali biškai pavadinti, bet jau senas. O taip kalbant apie kitus dalykus, tai pasportavau atsikėlęs 9 valandą, dabar yra 10 valandas. Nusiprausiau, jau pasidariau tokią aleškuoseną. Uždėjau epizodą keltis, nu tai jau viens kėlės jau, apsidaruoja kiek žinau, tada uždėsiu viešą viskas. Ir tada judėsime kaimą, nes dabar tėvai išvarė į Vilnių. Ten išvežė Matytę, ten matros, dar ten jos sesė ant kapinių Vilnių. Tada grįžimą tikriausiai paims su sesė. Tai bus matyti, kaip viskas įsirtulios. Bet taip, pradėkime šią epizodą, pradėkime šią dieną, kaip ir kiekvieną mielą dieną. Pasiruošęs varyti kaimą, tėvai dar netvažiavo, bet sakė paskambinus, kad kai bus netoli Ukmergės, kad susiruošti, aš jau susirašiau. Ir dabar ramiai atsėsiu, galėsiu laukti ir paskui neskubėti. Tiesiog tada batus mesmėks, striuką pasimti ir varyti. Nes taip vis tiek. Tokias dienas normalu iš tikrųjų, kad reikia visur pravaryti iš tikrųjų, nu, nes tikriausiai visi taip daro, jei nedaro, tai nežinau. Pas mus tokios tradicijos, bent jau ne tik tradicijos, bet tokie dalykai, nu, įmušta gal taip, kad taip daryti. Po to, gal kai grįšim, reikės toliau gal prie mašiną biškiai pasidėti. Rytoj, kiek supratau, Simas nori biškai, kad atvaryt pasiderinti visokių dalykų dėl filmavimų ir panašiai. Ir apamai dėl mašinas ten pasižiūrėti, nes vis tiek ten irgi jau pro biškių, kad tai ten padės man pasijungti, viską susitvarkyti. Dar tada video padės nufilmuoti. Aišku, nežinau, rytoj filmuosim ar poryt ar kada, bet proga yra ta, kad vis tiek nufilmuosim. Ir tada bus toks sprogimas, toks išskirtinis video YouTube Lietuvos. Nes pas mane idėjų yra, ir aš tikrai visas įgyvendinsiu, kaip sakant, ir padarysiu taip, kad būčiau vienas tų, kurie yra viršuje YouTube'ės. Nes aišku, laukia ilgas kelias, laukia daug sunkumų, daug žmonių man norėtų nukonkuruoti, bet koks skirtumas? Toks gyvenimas ir yra. Kaip sakant, yra tokia frazė, visi tave myli iki tol, kol tu pasieki aukštumų, tada jie visi pradeda laikyti tave kaip, nu, kaip priešą, kaip konkurentų, kad tave konkuruoti. Todėl, nežinau, ši frazė tinka ar ne, bet didžiausi dalykai tai yra, būna taip, vis tiek. Net mūsų lietuvių mokytojai, kaip sakė, iš pradžių gal dabar turi draugus, bet po to, sakė, jau išeisite į gyvenimą, sakė, bus tik pažįstami ir liks tik vienas kitas tikras draugas, visi kiti bus tik pažįstami.
Nes, ta prasme, nu, toks gyvenimas, sakė mokyta pati. Aš nežinau, opa, slaužiu pieštuką. Nes sakė, ta prasme, vis tiek, visi bando konkuruoti tave, kaip sakant, pasinaudoti tave, kažkas tokio, tai taip gaunas. Pats aš iš tikrųjų irgi labai daug draugų neturiu, pas mane vis tiek irgi pagrindė, aš tiek laikau daugumą pažįstamą tik tai. O tikrai draugais yra tik tai keletas. Ką žinoma, visi kiti tai yra labiau šeimos jau, kaip sakant, vis tiek prie šeimos arčiau. Nes mes susiimam, pavyzdžiui, nu, mes neturim to dalyko, kaip vadinti, mes nei draugai, nei pusbroliai, nei šeima, nei nepažįstami. Mes, nu, kažkas tokio kitokio. Todėl net negaliu paaiškinti. Nes tas dalykas yra, kad, nu, pas mus yra viena močiutė, bet ten žiūri painus visas dalykas ir kažkaip mes visą gyvenimą kartu užaugę esam, tai kažkaip, tas prisirišimas yra vis tiek yra. Pas kaimynus muzonas taško. Ne, taip iš tikrųjų tas momentas, kai tu apsirengi rūbus ir 2 valandas lauki, kad tėvai atvažiuos. Ir dar nėra. 2 valandas praėjus, 2 valandas. Neblogai. Ne, iš tikrųjų jau skambino, kad ukmergėj užkais vandenį liepia, kad močiutė ten kavos išgers. Nu tai va, tai neužilgai varysim kaimą. Aš tiek labai daug klaidų nieko neparodysiu, bet esmė yra tame, kad tiesiog prakimarinau. Galėjau net nesrengt dar. Pačiu dar atėjęs ant matutą, pašakinėjęs labiau viskas, pamėtyti, tai ką aš dabar su šitais rūbus nenoriu suprakaiduoti, suprantat. Biškai kitaip. Galėjau pliam visą tą laiką, tas 2 valandas prie mašinos sėdėti. Ne. Laukt. Nu, pats kaltas. Bet nieko, iš tikrųjų gyvenimas tęsiasi, ne? Tokie dalykai tai mums visiškai nerūpi. Nu, oras iš tikrųjų taip vaikštant, tai nėra labai šiltas, bet nėra ir labai šaltas, taip galima dar vaikščioti, nesušaltum. Todėl dar visai normaliai, Aš dabar esu ant batuto, kaip sakant, vakare. Bet atsiminkit, tas dalykas yra, kad jau yra 5 valandos. Kaip viskas pasikeitė. Atsimenu vasarą, kai viskas buvo pagalvojus. Pliam. 5 valandą mes dar, nu pats darbymetis būdavo, viską tiesiog darydavom. Viską. Net prieš 3 kokias savaitės mes 5 valandą dar kovojam, filmavom visas kovas, viską treniruotės darėm. O dabar yra 5 valandas, lapkričio mėnuo ir jau automatiškai bliam tamsus. Žinau, kažkaip dabar jau sninga, man atrodo, kiek supratau. Yra pasakščias dalykas tas sniegas, bet nu nieko nepadarys. Kalbant apie kitus dalykus, tai pavyzdžiui tas, kad, nu, kaime, išvažiavome gal kokią pirmą į kaimą, ta prasme, nuvažiavome į Kavarską ten, į Depkūniškį, nu ten mes taip atsekvarėm per visus kapus, kaip sakant, per giminės buvau aplankyti, nu kapų ten, pavyzdžiui, aplankyti, nu tai kaip minėse buvau pas savo proseneliai, nekeistų netgi, kurie niekada nebuvęs ant to kapo būtent taip apžiūrėti, tai pamačiau, kur, kaip sakant, palaidoti ir kažkas tokio, aš čia nežinau, čia pasakštas dalykas ar blogas dalykas, bet, nu, esmė vis tiek pagaunate, kaip kas yra. Taip, šiek tiek diena vis tiek ramesnė, turėtų būti tokia ramesnė, nes visgi tokia, lapkričio 1, ta visų šventųjų šitą dieną vadinama, tai kažkaip kitaip, viskas kitaip. Tokių labai nuotykių nieko nenuveikiau, nieko, paskui nuvarėme į kaimą į Žemaitkimį, ten su pusbroliais biškį pabazarinam, ten padėjom paversti vienam pusbroliui 4-okui tekstą, nu 4-okui, taip 4-okui, ne aš 4-okas, bet 12-okas, ten 4-okas, tekstą anglų ten išvertėm lengvai, nes nemoka pats gerai. Nu, tokius dalykus padarėme elementarius ir tiek. Prašau, būkite nusiteikę gyventi, džiaugtis gyvenimu. Nesvarbu, kokios dienos būna, kaip mes įsitoliuojam su šiais epizodais. Svarbu yra tai, kad jūs tiesiog visą laiką kurtumėte, siektumėte savo svajonių ir viską darytumėte tik dėl jų. Nes vakare grįžau iš filmo. Nu kažkaip tas toks jausmas buvo toks užplūdęs, toks kitoks jausmas. Visiškai kitoks, ne toks jausmas absoliučiai. Toks dėja per galvą, gana tiesiog vyksta, toks, nu negaliu. Bandau suvokti tą jausmą, niekam nesuvokiu, ta prasme, mintis net neišneša, taip net sunku, va, visas toks sėdžiu. Tada muziką pasileidom važiuojant, tai kažkaip užmiršau tą jausmą, viskas normaliai buvo. Bet aš vis tiek grįžau taip vėl. Tada sakau, Simui parašiau, sakau, davai biškį, man reikia motyvacijos iš tavęs, nes aš jį motyvuoju, jis mane motyvuoja, taip vienas kitą pamotyvuojam, nes tiek kažkaip, nu, kartais tiem motyvatoriams reikia tas biškį motyvacijos, nu, kad pamirštas dalykus kažkaip nesvarstyti be gal apie juos ar panašiai, tai jis man pasakė,
kas uždirbs pinigus, kas tau padės senatvėje, nu kaip tu jaučiausiasi senatvėje, tą, kad padarysi jaunystėje. Pasakė, ten viską man tiek išdėstė. Sakė, negalvok apie jokius kitus dalykus, susitelk ties svajonės, savo darbais, nes viską pasieksi. Tada aš tiesiog viskas jau pasikeičia, vėl viskas normaliai, vėl atsigavo. Taip, aš šias frazes kartuoju jums ištisai, bet kartais tiek malonu man pačiam išgirsti iš kitų žmonių tokias pačias frazes. Todėl aš mėgstu motyvuoti, aš mėgstu visus motyvuoti. Ir man patinka tai daryti. Ir aš tai darysiu vis tiek, toliau visą laiką tęsiu tai, nes blem, tai yra nuostabus dalykas, kai tu motyvuoji žmonės. Taip, iš tikrųjų, nėra labai šilta čia stovėti, bet esmė yra tame, kad aš kuriu ir aš nepasiduodu, visgi 150. Draugai, 150 epizodas. Visai neblogai, 150 epizodų ištempėme. Tai jau yra kažkas tokio neįtikėtino, iš tikrųjų, tikrai neįtikėtino. 150. 150 dienų mes pavarėme, nesustojant, ir mes tikrai dar nestosime. Nežinau, ar tai turėtų būti įkvėpimas jums, ar kažkam kitam kurtus klipus, ar kažką YouTube'e norite pradėti. Viską galima pradėti. Aš dar nieko nepasiekiau, tikrai nieko. Ir aš nesakau, kad aš jau pasiekiau, bet yra tas dalykas, kad aš 150 dienų non-stop keliu YouTube'e ir nežinau, ar Lietuvoje yra kažkas tai padaręs jau. Ar buvo padaręs. Ar daro taip pat su manimi, nežinau. Bet tai aš esu vienintelis, aš esu palaimintas ir aš tikrai nepasiduosiu ir aš užkelsiu tikrai tos visus statusus ir YouTube'ės rekordus aukštai. Nes taip reikia. O taip, draugai, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, su kitu Aivaro vlogu. Iki. Siekit savo svajonių, išlikit motyvuoti. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai.